Tada sekantis dalykas, pats įdomiausias, yra prie MySQL eilutės paspausti mygtuką admin. Ir kai paspausite, tai daro jūsų adminkė MySQL ir gyvenimas tęsiasi. Ir tada matot kažką tokio. Liukas. Planas chuliganas yra toks. Šį čia, Xampe. Xampas yra programa, kuri valdo 5 papildomos programos, kurios tarpusavį eina serveriam administruoti iš principo. Netgi jeigu tiksliau kalbant, tą pačią ir yra jūsų serveris, taip pat kaip mūsų dabartiniam kontekste būtų Node.js. Tai kai kalba eina kokį nors kodintų PHP pats vienas iš savęs nevažiuoja. Jam reikia aplinkos, kur jisai tas PHP kodas galėtų suktis. Tai tipinis pasirinkimas yra pačią serveryje paleisti PHP kodą. Čia šiaip toksai off-topicas. O MySQL tai tiesiog yra atskira duombazės programa, kuri ir valdys informacijos mainus su jau mūsų programomis, kurias mes kodinsim. Ir tam, kad matyti be abejo, kad tas duombazė turi, jinai turi savo galimą interfeisą, čia vienas jų webinis per localhostą, reiškiasi, ir viskas, ir jau matosi visas grožis ten tų 100 milijonų įrankių, su visokiais aprašais. Tai dizaino keistis, jeigu norit, galite pasiieškoti, kam patinka, kam nepatinka, bet jeigu pasimsit kitą dizainą, labiau tikėtina, kad sugriausit viską ir nežinosit, kur kas išsibarstė, bet čia jau you choose you, themas. Galim pavaryti originalas. Boom. Čia išvis kvepia 90-aisiais. Metro. What is this? Tai pabiškai švariau. Nežinau. Standartinis, man asmeniškai, aš jau pripratęs prie jo. Tai mes prie jo ir važiuosim. Ką tokį palikti? Tai tas pats, sakau, noritas, gal net ir savo temą pasidaryti. Ir dar vienas dalykas, dabar galvoju, jeigu paspausit X-ą, pavyzdžiui, aš ką tik paspaudžiau, tai iš tikrųjų bent jau pas mane jis neįsijungia, aš neatsimenu, ar čia yra nustatymas papildomas, ar čia yra by defaulto, tai patys pasibandykit, bet teoriškai bent jau pas mane jisai į System Tray numeta. Ir matau, kad dabartiniu atveju jisai gliučina, mato, tarsi yra 2 programos. Bet iš tikrųjų viena. Tai dar geriau. Nes galbūt tiek kartų buvo bandyta paleisti iš naujo. Nors tiesą sakant, ne, pas mane yra 2. Viena defaultinė paprasta ir kita kaip adminas. Kur bus šuo pakastas. Žodžiu, kad nesusi visaip kaip, tai aš jas abi nukilinu. Nukilinimas iš esmės buvo vienintelis, ant tos ikonos su dešiniu ir exit. Ir iš naujo raninsiu paprastą variantą pas mane. Iš karto pasileidžia abu serverukai. Žinoma, turint omeny, kadangi va čia labai draugiškai pasakyta, ant kokių portų jisai by defaultų pasileidinėja, tai nekurkit pas save tuo metu paraleliai programų, kurios eitų ant šitų portų. Nes tada bus konfliktas, eroras ir kažkuris iš jų neveiks. Tai va, good. Šitas dindilindi dan. Liko tik tai tas vienas.
Čia irgi faina galbūt show hide'as, jeigu paspausit, šitas panelė iššoksta arba vietoj galite toglinti, enablinti servisus arba disablinti. Tai arba visiškas quit. Nes jeigu tik uždarysit, tai jis tiesiog susiskleidžia ir fone dirba. Tai jau. Tai ką mes tada? Šone yra lentelės, tiksliau duombazės, ne lentelės. Dalis jų yra by default atvažiuoja, vos ne duombazė reikalinga duombazio administravimui. O taip įdomiai. Ir kartu testinė, man atrodo, by default ateina pas visus. Jeigu gerai pamenu. Ne, neteina testinė? Tai, kad man šį seną kas tokio padovanotų. Man atrodo, kažkas eisi pasimatymą. Idėja yra tokia, kad dažniausiai vienas projektas yra viena duomenų bazė. Kaip įsivaizduoti, kas yra duomenų bazė? Tai yra Excelis. Specialiai atsidariau Excel. Čia yra vienas Excelis, vienas failas. Sveikinu, čia yra jūsų duomenų bazė. Bet kai turiu omeny duomenų bazę, ne va šitas puslapis, bet visas failas yra jūsų duomenų bazė. Tada, žinoma, Excel'yje, net turbūt esat matę, galima turėti N skirtingų puslapių. Klausimas, kodėl galėtų reikėti skirtingų puslapių, nes turbūt į kiekvieną page'ą dėtum tam tikro tipo informaciją, ne, kad jie nesimiksuotų. Jeigu ten būtų parduotuvė, tai viename turbūt eitume susikelti visus savo produktus, į trečią eitume susirašyti visus savo registruotus userius, į dar sekantį, žiūrėk, sudėtume visus krepšelius, kokie useriai, kokias krepšelius sukūrė, į ketvirtą turbūt šitą eitume į kiekvieną krepšelį, kokias prekes yra susidėję ir whatever. Žodžiu, kiekvienas puslapis yra atskira kategorija, tam, kad kai darysi čia lentelę kažkokią, kad informacija toje lentelėje būtų vientisa, ne, kad galėtum kažką logiško operuoti. Tai tokie atvejai, kad ten biški informacijos yra vienam lopo gale, kita informacija dar kitam gale, paskrolini į šoną, ten žiūrėk, dar trečias kažkoks gabalas paskaičiuotas, šitas nevažiuoja, nors duomenų bazės atveju. Žodžiu, vienas šitas yra viena šitą duomenų bazės lentelė. Toks planas bus. Ir iš esmės, jeigu reikėtų, pavyzdžiui, šitame puslapyje Excel'o sukurti vartotojų sąrašą. Kaip čia aprašytume tinklalapyje registruotų vartotojų sąrašą? Nuo ko pradėtume? Ok, sutinku. Kokie jie galėtų būti? Ok, ID. Ir, tiesa, aš čia pradėjau ne nuo pat viršaus. Pradėsiu nuo pat kampo viršaus, bus logiškiausia turbūt. Ir dabar klausimas... Ir dar klausimas yra sekantis parametras, kuris bus turbūt vardas, kur mes rašom, ar į apačią, ar į šoną. Iš šono. Ok, name'as. Ir tada bus turbūt surname'as, whatever amžius, e-mailas, passwordas, nežinau, is active, kas dar registration date, you name it. Ne? Kažkas random.
ir dar kartą random. Nu ir kai reikėtų pradėti pildyti vartotojus, tai varai į apačią, ne? ID 1 turbūt, kažkoks vardenis, pavardenis, 99, e-mailas, krūva žvaigždučių, nu, tipo mesgi nerodytume pasvardą, bet iš tikrųjų viską atidarius čia pamatysi, tai aiškiai, teoriškai turėtų būti kažkas tokio. Ten koks nors true, registracija, ten kažkokia data ir čia taip toliau. Random dalykai. Ir jeigu reikia naujo vartotojo, ne? Tik tai ID skirsis. Va ir viskas. Tai čia jūsų dombas savotiškai. Tokia buhalterinė lentelė. Jos esmė turbūt pirmas dalykas apsirašyti, ką reiškia kiekvienas šitų atvejų stulpelis. Nu ir tada kiekviena eilutė yra vienas konkretus šiuo atveju userio įrašas. Ir taip kiekviename šyte atskirai būtų. So, tai mūsų kontekste, jeigu mes pradėtume nuo atskiro Excelio failo, tai būtų tas pats, kas čia susikurti naują duomenų bazę. Nu, tai new. Tai pas mane jau ten tų bazių yra prikurta, vežimu vežk. Ir svarbiausia dalis yra turbūt duombazės pavadinimas. Kaip krikštijam? Per daug neutralus. Mūsų projekte gal reikia. Ne, mums reikės, prisiminkim, naudoti mūsų šitame projekte. Service platform kažkas tais. Tai teoriškai galim gal taip ir pavadinti. Service platform. Čia svarbiausia dalis, kaip ir visame kame. Pasistengkit nenaudoti tarpų, minusai ir underscore'ai. Vienintelis pageidautinas pasirinkimas. Ir tada dar svarbu tas collation arba dar enkodinimas, galėtume taip turbūt vadinti. Ir čia mes pasiimsim UTF-8 Swedish CI. Yra lietuviškas, manot, va, Lithuanian CI. Bet yra maža problema su Lithuanian CI, kad jisai, man nesimenu, ant kurios kažkur testinau, kad ne visai gerai su lietuviškais simboliais tas Lithuanian CI dirba. Turėtų, bet nelabai gerai. Ir tada, neatsimenu, prieš kiek ten 8 metų dariau, bet tada pradėjau googlinti, tai kas lietuviškiem simboliam geriausia būtų. Nu, tai sako, švedišką naudojam. Galvoju, okei, cool, važiuojam. Ir po šiai dienai neturėjau problemos su švedišku variantu. Tai va, tai čia supraskim tiek, kad kai kūrėt duombazę, jūs sukūrėt tik tai tą shellą, va šitą Excelio failą. Jame nėra jokio nei vieno šito by default, kai kursite va šį čia duombazę. Nu tai susikurkime, ne, create. Nu va, tai tas va service platform pas mane va čia žiūriu įsimetė. Ir jeigu pliusiukus keisit, jisai turėtų išskleisti ir parodyti kažką gero, bet einamųjų metu ten nelabai ką gero, information schema nebent to galima atsidaryti, tai va čia yra Jėzus Marija, kiek visokio š. Nu, jiems reikia, man ne, tai tiek to. Next. Ir dabartiniu atveju jisai sako, dabar jau galim pradėti kurti lenteles. Ir va tos lentelės yra atitikmuo šitam atskiriam puslapiam. Teoriškai jų apimtis yra neribojama. Teoriškai. Iš praktinės pusės, jeigu turi labai didžiulį puslapį, kitaip tariant didžiulį failą,
tai jame darbas su laiku tik tai pradės lėtėti ir lėtėti. Tai gali būti, kad jeigu planuojate turėti milijardus įrašų, būtų neblogai iš anksto planuotis, kaip skaldysit savo duombazę, net ir tai pačiai vienam, kad ir vartotojų sąrašų. Gal ten pradėti pagal, nežinau, pirmą abėcėlės raidę skaldyti, kad daugiau mažiau tolygiai paskirstyt srautą. Žodžiu, jau atsirastų optimizavimo problemos, kai jas turėtumėt. Nu ką, pradedam nuo lentelių. Turint omeny mūsų atvejį, šitą projektą, tai čia planas berods buvo, ir galima pasileisti turbūt projektą dar prieš tai, npm run tas ir npm run server. Va, galima šitą atidaryti. Tai čia planas yra, kad kai prisilogins mūsų useris, jisai galėtų kurti va ten tuos servisus visokius kokius. Ir mes tuos servisų informaciją saugosim šitoje duomenų bazėje. Ir, žinoma, pabandysim iškelti pačius userius ir jų ten tos tokenus, ne, sesijų, viską iškelti į duomenų bazę, va šitą vieną pačią. Ir planas chuliganas reiškiasi, kad šitą lentelę kol kas, ne visai lentelė, šitas sąrašas toksai gridinis, užsipildytų informaciją ateinančią iš būtent Service Platform duomenų bazės, tai jai kaip minimum turbūt reikėtų services lentelės. Tai tas pats vienas Excelio šytas skirtas po šitiem būsimiem servisam administruoti. Tada number of columns by default čia sako 4, nieko tokio. Jeigu reikia, visą laiką galima bus dasidėti. Esmė šito skaičiuko by default sako, kiek stulpelių informacijos tavo šitam reikės. Jis nežino, ką mes norėsim kurti, tai tiesiog paėmė 4 ir viskas. Vieno dažniausiai niekada nebus, nes nesąmonė iš 2 irgi per mažai, žodžiu, defaultas 4. Tai, bet kai pradėsim formuoti jo struktūrą, tai ten esant poreikiu galėsim prisidėti ir ekstra stulpelių. Tai žodžiu, go. Va. Ir jisai tai daro 4 eilutes. Neimai taipai, ne, ilgis, visokie defaultai, collationai, tirli. Tai tas collationas, pavyzdžiui, va šičia iš karto galima nuo jo pradėti. Tai yra tie patys visi UTF-8 šuldų milijonas variantų. Ir čia galime nieko nekeisti, nes mes jau duomenų bazės lygyje parinkom tą collationą. Ir jisai by default bus pritaikytas visų lentelių visiems laukams. Tai čia pakeitimas tampa prasmingas, jeigu jūs specialiai kažką norite pasidaryti kitokio, nei kad visa likusi duomenų bazė veikia. Tai, žodžiu, šitas laukas bus visą laiką tuščias. Jisai naudos defaultą. Tada pradėkim nuo šeilės, neimas. Tai servisai. Galima ID įdėti pirmas dalykas. ID bus tie patys, kaip ir va šičia pavyzdį, pavyzdžiui, skaičiukai, tai pas mus būtų intas. Jeigu išsiskleisti ten tą dropdowną, tai ten tų duomenų tipų yra taip, kukliai. Ir tų pačių numerik, skaitmeninių kažkokių tais, irgi yra vežimų vežk. Tai skirtumas yra skirtingos apimties ir kartu skirtingą didžiausią reikšmę galima surašyti sveikieji skaičiai, dešimtainiai skaičiai ir čia panašu yra special variantai, kažkokie bitai, booleanai ir kažkoks serial. Tai jeigu pasižiūrėti, pavyzdžiui, ant tiny into, tai jisai yra pasakęs, kad intervalai signed, reiškia su ženklo nuo -128 iki 127, bet jeigu būtų unsigned range'as, tai nuo 0 iki 255. Tai reiškia, jeigu paimtumėte tiny intą, tai į šitą lauką praktiškai jūs negalėsite rašyti daugiau negu 256 reikšmių. Reiškia, 257 yra neįmanoma, nes
ID toks negalės susigeneruoti, jis turės pradėti kartotis, bet ID dažniausiai tai yra unikalios reikšmės, ne? Tai jeigu pas jūs nėra planuojama turėti daugiau negu ten tas 255 ID, tai naudokit. Bet mūsų atveju klausimas, kiek mes paslaugų ketinam naudoti, jeigu į gyvenimą paleistume realų pasaulį, kiek būtų paslaugų teoriškai. Leiskit savo fantazuoti. 50 paslaugų užregistruota, paleidus į normalų pasaulį, normalų projektą. Visas pasaulis ateina, 8 milijardai žmonių užsiregistruoja, visi teikia paslaugas po 50 skirtingų paslaugų. Tai ką mes čia jau gaunam 400 milijardų? Bet čia yra blogiausias scenarijus, kuris būtų labai fainas, ne? Tai jo, small intas, max grubiai 65 000 įrašų gautųsi tokiu atveju, nes tiek unikalių reikšmių galima sugeneruoti. Tai gali būti, kad kartais jums to pilnai pakaktų. Variantas pasirinkit. Pavyzdžiui, su tiny intu, kas būtų tikrai make sense, kalbos. Turbūt. Bet ir tai dar, jeigu pradėsit galvoti ant kokios nors lietuviai, žemaičiai ir dar pagal regioną ir pagal kaimą dialektai visokie, tai tada ir šį čia pasibaigtų greitai. Kalbų pritrūktume. Rolės sistemoje turbūt nebus daugiau negu ten kokių 5 iš esmės rolių, ne paprastas vartotojas. Šitai lentelį, kurią mes dabar kūrėm, servisai. Lentelė. Tiesiog klausimas, kiek maksimaliai, grubiai tariant, unikalių įrašų galėsime turėti. Nes kiekvienas įrašas turės turėti ID, unikalus identifikatorius. Tada klausimas, o kiek tokių unikalių reikšmių gali būti. Ir tokiu atveju, jeigu parinkinėjai skaičių, tai kiek yra įmanoma skaitinių reikšmių parašyti. Tai kartu tu pasakai, kiek šitoje lentelėje max įrašų gali atsirasti. Daugiau atminties užims. Ateini, pakeiti ir išsaugai. Ir tada jis turės biškį perskaičiuoti, nes jisai supras, kad iš vieno domens tipo, reiškia, kur skaičius užima ten baitą, dabar reikia padaryti, kad viskas būtų per 2 baitus, tai reiškia, per 2 pozicijas užimtų. Tai jam reikės gerokai viską perrašinėti. Bet čia jau Donbasas reikalas viską susitvarkyti. Visą šitą informaciją pakeisti. Tai aš nežinau, kaip jūs, pasiimsiu intą. Čia man leidžia rašyti 4,3 milijardo įrašų. Wish me luck. Lengvas bus 10, tai reiškia 10 skaitmenų. Ir tie 10 skaitmenų kaip tyčia labai gerai koreliuoja su maksimalia leistina reikšme, nes tie 4,3 milijardo ir yra 10 skaitmenų. Very nice. Tai va, intas 10 ir šitą reikšmę iš esmės aš imsiu visoms lentelėms, kad ten iki grubiai 10 milijardų įrašų vienoje lentelėje galėtų nugulti. Defaultinė reikšmė kol kas paliekam ramybei ir važiuojam toliau. Collationus, kaip sakiau, neliečiam. Atributai. Binary, gal ne. Unsigned, tai reiškia be minuso ženklo, tik tai pozityvų skaičiai. Paimkim unsigned. Nulas, ar gali būti nulo reikšmė priskirta ar negali, tai mūsų atveju ID niekada negali. Indeksas. Ir su indeksu mes šitą dropdowną paliksim truputį ramybei ir paimsim, kas tas AI, ne? Tai čia yra autoinkrementas. Ir prie jo pažymėsim varnelę. Bum. Ir nuo 90-ųjų jau veikia tas AI pas mus. Ir ta varnelė automatiškai indeksą priskyrė primary. Čia yra smagiausia dalis.
Ir autoinkrementas, ką jisai padarys, kad man, kai čia pildysis tas įrašai visokie, reiškia, tos įrašus aš čia kursiu, jis automatiškai skaičiukus parinks sekantį +1. Reiškia, man nereikės sekti, duomenų bazė pati žino, ką panaudojo, ko nepanaudojo. Komentarai, virtuality, whatever, move kolumas, kur norite varyti, galite paskui stulpelius keisti vietomis, neįdomu, media typas, mes panašu čia nieko nesaugosim, jokių failų, ne? Ir čia visa kita irgi yra nieko įdomaus. Tai va ir viskas, pradžia yra šičia. Ir netgi jisai neleidžia man suskleisti. Kur ten tas šonas? Ne, logautas. Nu ir gerai. Nu, neleidžia, tai neleidžia. Anyways, tai pirmas stulpelį mes čia sudokumentavom. Sekantis stulpelis, kalbant apie servisus, ko reikės. Tai turbūt pavadinimo, ne? Tai tada galim pasakyti service title ar name, kaip vadinti. Service title ar service name? Jau geriau title. Gerai. Tai titlas turbūt bus ne intas, įtariu, integer, ne? Jis turbūt bus prie tekstinių ir prie tekstinių, reiškia, stringai, irgi yra krūva pasirinkimų. Nu tai ką, čaras. Čaras yra 255. Nu, baisu bus. 255 pavadinimui. Nu, gal sutilpsim kaip nors. Simbolių. Jo. Šitoje vietoje simbolių kiekis. Nes įrašų lentelėje kiekis yra sprendžiamas, o kiek gali unikalių reikšmių turėti. Tai mūsų atveju ID. Tai kai jisai pasieks autoinkrementinti nuo vieneto iki 255 ir sakys 256 yra nebeleistina reikšmė, reikia daugiau atminties. Ir tada jisai sakys viskas eroras. Tai va, gerai, varom prie teksto, dar pasiskaitysime. Čaras, varčaras, ką jisai leidžia 65 000 simbolių. Tiny tekstas, ne, irgi ten leidžia maximum length of 255. Tekstas šiam 5, mediumas 16 limonų, long tekstas, visi 4 milijardai arba 4 gigabitai. Nu, tokį rimtą mokslinę su visa medžiaga. Tai ką žinau, tas čaras kaip ir tinka į tą pusę 255. Jeigu čia mes bandom būti visiškai tokie kuklus, nu tai pabandom. Ir tada fikstas, ir dabar klausimas, mums reikia nurodyti tikrą max reikšmę, tai pavyzdžiui 20. Tai titlas pas mane tada teoriškai neturėtų viršyti 20 simbolių. Atminties ląstelė pas mane, dėka čaro, jinai negalės viršyti 256 simbolių, nes čia indeksai nuo 0 iki 255, tai reiškia imtinai. Tai va, bet čia atminties ląstelės dydis. Bet iš tos atminties ląstelės aš sakau, leisiu max naudoti 20. Tai tarkime, arba galim tos pačius 255 berods pasakyti. Nu, depends. Pabandom, pasižiūrėjom, kas bus, jeigu pradžiui parašysiu 10. Ir 10 turbūt bus per mažai, reikės grįžti, pakeisti į didesnį skaičių ir tada vat kažką... Teoriškai mažiau vietos diske užims. Nu, tai kuo mažiau tau reikia bėgioti po kaimą, kai viskas yra arčiau, tai greičiau gali susirankyti tai, ko tau reikia. Teoriškai. Bet
Duomenų bazės yra to įdomios, kad ten prisidėjo protingi žmonės, prikūrė protingų algoritmų, protingai sudėliojo informaciją, kad bet kuriuo atveju, tipiniu atveju, greitai pakankamai surinktų informaciją, kai reikės, ar atnaujins tą informaciją. Ir dėl to tas žinojimas, kiek tu užimi vietos, jis labai palengvina, kad tau nereikia visus N simbolių iš eilės sakyti, ar čia pabaiga, ar čia pabaiga, ar čia pabaiga. Sako, ne. Šį čia 10 pozicijų užima pavadinimas, tai mes iš karto praskipinam 10 pozicijų ir bėgu prie sekančios vertės. Tas žinojimas in advance duombazėms labai svarbus. Gerai, titlas. Paskui matau yra kažkoks descriptionas. Čia turbūt, taip ir pavadinkim, description. Tai kad sutilpti į 255 simbolius, aš nežinau, ar sugebėsiu, bet tarkim sugebėsiu, bet netgi galim specialiai padaryti tos pačius 255, paimti maksimumą, kad descriptionas tiek galės užimti vietos ir paskui parašyti specialiai kokius 300 simbolių ir pasižiūrėti, kas atsitiks. Ar jisai erorą numes, ar parašys tik tai pirmus kelius simbolius ir likusius nudropins. Bet įdomu, kas bus. Ir kas dar gero su juo? Price'as, ne? Vat su price'u yra įdomi. Spėju, kad yra skaičius, mažiausiai. Ir klausimas, kokia mažiausia kaina, kuri gali būti nurodyta? O 1 centas, tai gautųsi 0 kablelis ir būtent 2 skaičiai po kablelio. Tai jo, 3 simboliai. Jo, teoriškai 0,00, nemokamai. Nu gerai, tinka. Kokia didžiausia kaina? Kokia didžiausia kaina? Neribota. Savotiškai neribota, bet, sakykime, normaliam pasaulyje paslaugos, realiai servisai, ne, kažkas teikia paslaugą kažkokią. Jo, čia net nepaaiškinta, ar per metus tavo kainuoja, nes tu paslaugą rašydamas, tu pasakysi, ar už darbą, už valandą, whatever, už apsilankymą. Tarkim, kažkiek, ne? Tai vat pagal tai iš esmės galima ir žiūrėti, kiek mums tų simbolių reikės. Tai, pavyzdžiui, tiksliau, koks didžiausias skaičius čia bus galima įrašyti. Tai 255 mažiausiai čia yra sveikasis skaičius, nėra dešimtainės dalies, nėra kablelio. Jau yra problema. Small intas 65 tūkstančiai, jeigu unsigned varytume, tai reiškia, pas mus minusinis skaičius yra neįmanomas, ne? Maždaug tu mane išsikvieti dirbti, aš tau dar pinigų už tai sumoku. Čia būtų turbūt į minusą, tai reikštų. Tai 65 štukos variantas, bet tai yra vėl be dešimtainės dalies. Ir tada šokam tie decimal ir čia, žiūrėk, decimal jau turi, jisai ten rašo fixed point numbers, m kablelis d. The maximum number of digits m is 65. Įsivaizduojat, 65 skaitmenys, čia maksimumas, bet by default yra 10. Ir tada the maximum number of decimals, d, is 30, bet default yra 0. Tai va, tai mes turime galimybę nusirodyti prieš ir po kablelio esančių skaitmenų kiekį. Tai pavarom. Decimal, gerai, floatas. O floatas, tai va, ten jau jisai turi paprastą standartinę matematinę skaičiaus išraišką. Tai tiesiog rašai nesiparindamas ir jis ten atsimins tik tai dalį informacijos. Tai irgi kind of variantas, kai to reikia. Doublas dar didesnis tiesiog, dar daugiau atminties užima, nes netgi galite palyginti laipsnio rodiklius. Čia najas by default yra plus minus 38 skaičiai po kablelio. Tai iškas toks laipsnio rodiklis, o čia plus minus 308, visų 10 kartų didesnis. Ir reelas. O reelas
yra tas pats, kas doublas, sako. Sinonimas. Nu, šitie tai turbūt visai ne į temą. Tai decimal, įtariu, galėtų būti. Nu jo, variantas. Yra arba nėra kaina. Susitarsime iš to. Va dabar kelias klausimas. Aš neatsimenu, nes šiaip tai į fixed point numberis skliaustelėse nurodo m,d. Tai gali būti, kad ir čia reikėtų rašyti skliausteliai ir ten 2,2. Bet žinot, va šičia, kas bus labai įdomu. Tie 2,2 maždaug 2 skaičiai prieš kablelį, 2 skaičiai po kablelio. Bent jau aš taip suinterpretavau, kai skaičiau decimal. Nu, nes ten fixed point number, bla bla bla, number of digits. Ir paskui maximum number of decimals. Ja, ir 0. Tai jeigu mes nieko nedarytume, tai duotų 10 prieš ir 0 po, tarsi. Bet iš tikrųjų ne taip. Bet aš iš tikrųjų jums blogai perskaičiau. Jūs pabandykit pas save užvesti ant to decimal ir atsargiai paskaitykit, kas ten parašyta. Ir pabandykit išsiversti teisingai į lietuvių kalbą. Viskas ten gerai. Nu, fix tai reiškia, iš karto rezervuoja ten kažkiek pozicijų skaitmenims. Tik tame čia yra reikalas. Bet problema yra paaiškinime apie prieš ir po kablelio. Tai reiškia, 2,2 iš tikrųjų jums nieko gero neduos. Neduos prieš kablelį. Ir viską, ką duos už kablelio. Kodėl? Pirma dalis M yra maximum number of digits. Čia mūsų vienas iš tų pratimų, kai GS intro buvo, kai sako, suskaičiuok skaitmenų kiekį skaičiuje, įskaitant dešimtainius skaitmenis. Tai iškasi čia number of digits, tai turime visus skaičius, visus skaičių esančius skaitmenis. Ir po kablelio tas D yra būtent atskirai paminėtas dešimtainės dalies skaitmenų kiekis. Tai ir gaunasi, kad mes pirmas skaičius pasako iš viso, o antras yra kiek yra po kableliui iš jų. Tai aiškiasi, čia dabar mes 2, kai sakom, tai aiškiasi 0 prieš kablelį, 2 po kablelį. Jeigu 5,2, tai aiškiasi, gali parašyti 999 kablelis 99. Kaip 5,2. Va toks įdomus variantas, ne, reikia įsiskaityti ant biškį. Ir aš būna užsiraunu kartais ant šito momento. Bet tada pabandai įrašyti, pasižiūri, kad neįsirašo, tada grįžti, šį čia pasikeiti formatą ir važiuoji vėl iš naujo. Gerai, tai mums 999 eurų ir 99 centai užteks. Daugiau reikia. Mums reikia 8. Kad be 1 cento milijonas būtų. Jo, be 1 cento milijonas. Nes 6 skaitmenis prieš kablelį bus. Ir jų nepakanka milijonui uždirbti. Ok, tai for fun aš vis tiek padarysiu 5,2. Ir viskas. Ir daugiau stulpelių užregistruoti negaliu. Nebent, kur čia majas. Čiuk. Aigi, viršui. Add 1 kolumas. Tai jeigu mums trūktų. Klausimas, ar mums trūksta papildomų kolumų. Nuotrauka bus.
reikia nuotraukos. Tai pridėkim dar vieną kolumą, tas vienetas palieku. Net jeigu pridėtume daugiau, yra ne problema, nes jeigu paliksite tuščius, neaprašytus, tai juos tiesiog ignoruos. Tai teoriškai gali čia dar 3 galiu prikurti. Ir va, page'as nesirelaudina, reiškia, tie 4, ką prirašiau, pasilieka ir dasikūrė papildomi 3. Tai va, tai čia bus foto. Klausimas, kas tas foto? Tai čia, ko reikia neįsivaizduoti, tai čia nebus failas. Čia mes laikysime nuotraukos nuorodą, kurią reikėtų panaudoti. Tas IMG hrefas. Tai reiškia, jisai bus turbūt stringas ir 255 simbolių, gal užteks. Bet žinot, būna failų pavadinimų, kurie ten užima 100 simbolių. Jo, ir va tie gali biški ir netilpti. Tai tada aš jaučiu paimsiu varčarą. Su šiam 5000 simbolių jau tikrai sutilps. Jau tegul net nebando nesutilpti. Ir duosiu šiam koks 500 iš jų tik tai panaudoti. Nebent yra koks nors geresnis tipas, neatsimenu, tekstinis. Tiny tekstas kiek jis įleidžia, jo, tie patys 255, tekstas šiam 5. Jo, čia nieko geriau nepasirinks. Varčaras ir tada 500. Tai va, čia bus ilgiausias stringas, kurį galima išsaugoti šitoje eilutėje. Ir viskas turbūt. Dar vienas variantas. Ar paslauga aktyvi? Nes by default tu gali kurti tik tai draftus, bet jų nepaviešinti, nepradėti prekiauti, arba kaip tik praškėmis žiemą neprekiausia, turbūt. Tai is active. Ir šitoj vietoj, iš tikrųjų, jeigu paimsit booleaną, tas būtų logiškas pasirinkimas ir be abejo vienetas size'as, tai iš tikrųjų booleanas neegzistuos ir atkreipkite dėmesį, kas atsitiks su booleano reikšme. Nepaisant to, kad kai kurių viskas čia yra make sense. Okay? Tiesa, dar defaultinė reikšmė šituo atveju galim iš karto įdėti, kad prie to sekantis stulpelis defaultas is active, kad as defined ir turint omeny, kad čia bus techniškai skaičiai, tai by defaultu galim arba 0 arba 1 parašyti. Tipo aktyvu arba ne, true arba false. Tai kaip mes darom, kad aktyvu ar ne? Mes teoriškai galim pasitikėti vartotojais, leisti jiems iš karto viešinti jų paslaugas, nebent kažkas pasiskūs, tada ateisim ir disablinsim. Tai tada, reiškia, by defaultu bus vienetas. Tarkime. Kitas variantas, iš tų pačių defaultinių reikšmių. ID neturi savo defaulto, jisai auto-incrementins, ten nuvažiuos taip, kaip jam reikia. Titlas defaultinis paslaugos yra neįmanomas, turbūt kiekvienas savo turi susikalvoti, ne? Descriptionas neįmanomas, price'as irgi neįmanomas, foto yra neįmanoma, reikšmė defaultinė jokia. Bet galbūt bus variantų, kur jūs galite sumastyti defaultinės reikšmės, tai pagalvokit. Atributai, unsigned, signed, tai reiškia tie, kas kalba eina apie skaičius dažniausiai. Tai pas mus su decimal, jo galima unsigned parinkti. Irgi ir su booleanu. Teoriškai, kai booleanas yra, tai jis nesiparins ir jis priskirs taip, kaip reikia, bet, tarkim, irgi unsigned. Ir gal jau viskas, gal jau užtenka, apačion. Ir kur tu, mano mielas, save? Ne? Čia nematau dabar. Jo, turbūt, kad save. Check, unsigned, not null, varchar is. Oh, no, right sanktas nėra. Unsigned, not null. Por qué, Marija? Gerai, visus unsignus išmesiu lauko šitos. Jisai piktas ant manęs.
5,2, kartais čia nebus, kad nereikia skliaustų, o tiesiog 5,2. Nuostabu. Sodas skliaustų nereikėjo. Jie ant sainą palikau. Tai va, tai kai jisai sugeneruos tą rezultatą, jūs pateksite į sekantį tos lentelės stulpelį, kuris yra ta pati lentelė, tik tai, jau biški be jokių laukų, tiesiog suvestinė. Tai esant poreikiu visada galite ateiti ir change padaryti. Pasikeisti. Arba dropinti. Arba daugiau veiksmų kažkokių tais. Tai pažaisim. So, pastebėm šitą dalyką. Is active. Pamenat, šiaip tai priskyriau boolieną, bet iš tikrųjų išsaugo kaip tiny intą. Čia toks įdomesnis variantas. Tai aiškiasi, boolienų kaip po tokių neegzistuoja. Aiškiasi, nėra, nes, teoriškai mes galėtume atminti išsaugoti vieną grynai poziciją, nuliukus vienetukas ir viskas, bet naudoja vis tiek visą normaliam skaičiui skirtą, reiškiasi, atminties vietą. Tai toks biški liūdesėjas. Bet yra kaip yra. Jiems taip patogiau saugoti viską panašu. Ir viskas. Tada, kai lentelė yra sukurta, jeigu žiūrėti į browsą, čia iš pradžių yra labai baisiai žiūrisi, bet jau galima pastebėti vieną dalyką po to geltonų užrašo. Select žvaigždutę from services. Žvaigždutę turbūt pamenat iš CSS, ką reiškia. Ir gal netgi iš git ignoro. Irgi būtent reiškiasi viską. Nėra filtro pagal ką reiškiasi, tiesiog paima viską iš eilės. Tai va, tai taip ir realiai tas SQL-as, tai jisai ganėtinai gražiai skaitosi, bent jau paprasti variantai. Reiškias, paimk viską iš servisų lentelės. Ir viskas, tai kol kas, kadangi lentelė yra tuščia, tai matau išspausdinant tik tai tos lentelės stulpelius, bet įrašų nei vieno. Tada ką galima, pavyzdžiui, čia online pasižaisti, nes paskui mes API pasijungsime, reiškiasi, prie šitos dombazės ir jis automatiškai viską padarys, bet reikės atkreipti dėmesį visą laiką į šitas komandas. Ir čia yra smagiausia dalis su tuo, ypač šituo interfeisu, reiškiasi tuo webiniu, kad kai darai visokios pakeitimus, kai ką nors kuri, jisai visą laiką jums parašys, beveik visą laiką, kai kūrėm servis platformą ir šitą servisų lentelę, šito neparašė, bet tas nėra problema. Tai iškisi, tas bazinės darbinės komandos, tokias kaip jūs atsifiltruoti informaciją, sukurti naują įrašą, dar kažką padaryti, ištrinti, jisai visas tas SQL-nes komandas jums parašys, kas reiškia, tiesiog ateinate į šitą interfeisą, išbandote padaryti tai, ką norite, pamatote pavyzdinę tą SQL užklausą, nusikopijuojat, įsimetat pas save į kodą, replaisinate dinaminės reikšmės, viskas. Darbas baigtas. Tiesiog svarbiausia tą schemą bus perprasti. Tai tarkime, kaip sužinoti, kaip sukurti, tai viršų yra insertas, toksai šioks toks gražus. Tai ateinate į insertą ir čia jūs pasitinka, tokia biški, nežinau, šlikštesnio dizaino forma, bet tarkime, sako insertinti naują įrašą į tą lentelę, ir reikia nurodyti atitinkamai visus tos stulpelį esančius laukus. Visus išskyrus ID. Kodėl? Nes jis autoinkrementinasi pats. Nebent jūs norite specialiai nurodyti konkrečią vieną reikšmę, nes ten yra kažkoks tarpas praleistas, dėl kokių priežasčių, kažkada sukūrėt, ištrynėt ir liko empty spotas, bet iš esmės ID šitoje vietoje niekada neliečiam, jisai pats susikurs. Ir ką, titlas, kokį servisą mes čia bandysim teikti? HTML servisas, Descriptionas. Rašau, netgi galim lietuviškai sakyti, rašau labai SEO draugišką HTML pataifa taškas.
Čia visi simboliai, kas gali suknisti gyvenimą. Beveik. Tiesa, galima dar šitai padaryti. O dabar tai tikrai yra turbūt panaudoti visi simboliai, kas gali sugadinti reikalą. Ir paprastos raidės, ir lietuviškos raidės, ir dar specialiai ženklai. Apraše. Toks mūsų praisas šito reikalo bus 9,99. Foto neturim. Active, be abejo active. Tai by default, kai insertinti bandysite kažką, tai jums iš tikrųjų šitos lentelės padarys 2 kopijas, tipo, kad galėtum 2 įrašus vienu metu padaryti. Tai mes kol kas tik tai vieną užpildėm, jeigu paskrolinti į apačią yra antra lygiai tokia pati lentelė. Tai čia jie tiesiog specialiai rodo 2 kartus tą pačią formą, kad nereikėtų ir vieną insertinį grįžti ir antrą insertinį, tipo biškį sutaupai laiko. Bet jeigu jums antro nereikia, tai viskas gerai, jisai ignorins ir paliks ramybėj, tipo, nesiparinam šitoje vietoje. Tai tiesiog ateinat, po kiekvieno šitą mini lentelę yra apačioj Go, paspaudžiat ir voilà. Ir jeigu atkreipsi dėmesį, sako vieną row insertino, warning, data truncated for column price, skeri, įdomu, kas čia atsitiko. Ir dar parašė visą užklausą. Visą tą SQL stringą jums išspausdino. Ir čia lygiai taip pat. Tai va. Tai galite iš serijos nusikopijuoti, jeigu reikės, ir galite po truputį analizuoti, kaip ten surašo. Tai jeigu mes paskaitytume, tai ką jisai sako? Inserting į servisų lentelės pavadinimas, tada paprastuose skliaustuose iš eilės išvardyja stulpelių laukus, kokius reikės užpildyti. Tai reiškia tas pats ID ir titles ir taip toliau ir taip toliau. Ir tada sekantis už to lentelėje esančių, reiškia, kolumų, nes ne visus tu gali užpildinėti, tai tiesiog nurodysi, kuriuos pildai. Pavyzdžiui, šitoje vietoje mes galime ID praskipinti, nes aš net neketinu jo pildyti ir jeigu pastebėsit paskui, kai nurodo kiekvienam tam stulpeliui vėlujas, irgi skliausteliuose, tai jisai nurodo simetriškai kiekvieną vėluje, kuriam stulpeliui yra skirta. Tai reiškia, ID kolumas turi 0, tai tipo automatiškai priskirinės, titlui priskirinės HTML, descriptionui priskirinės šitą daiktą, price'as ten tas kažkas tais ir taip toliau. Čia yra maža problemėlė, man atrodo, susifakapinau rašydamas paprastą kablelį, o ne tašką. Tai gali būti, kad reikės biškį pasitaisyti. Ir foto. Tuščias stringas ir active by default vienetukas. Tai teoriškai mes šitas 2 dalis galėjome praskipinti ir jisai irgi būtų lygiai taip pat sėkmingai viską įrašęs. Bet netgi nusikopijuosiu šitą visą reikalą. Ir jeigu grįžti į browsą, sveikinu. Pirmasis įrašas. Ir netgi ką jisai padarė, jisai dabar price'ą po įrašymo padarė 9.00. Ir va čia buvo ta mano klaida, kai aš rašiau 9,99. Ir panašu, kad tas kablelio simbolis lietuviškas, jisai netinkamas buvo. Buvo netinkamas. Man tai 10 parašė, nes aš tašką padėjau, tai man price 10 padarė. Oba. O kaip įdomiai. Įdomu, kodėl? Apvalinau. O jeigu čia dar įrašyčiau 9.9, čia auto insertas, auto update'as tiksliau pavykęs. Netgi, matot, šičia lokaliai double click, atsiranda inputas, pakeičiate, ką norite ir išsaugo. Ir kai išsaugojo, atkreipkite dėmesį, atsirado papildoma eilutė, paaiškinimas, ką jis padarė. Tai ką jisai padarė, sako,
dabar reikia ne insertinti į, bet updatinti servisų lentelėje ir, sako, priskirti price'o stulpelyje į šitą 999, kur serviso ID yra vienetas. Toks, iš pradžių nežinau, man tai, kai pirmą kartą matydavau, tai būdavo visai, jo, make sense, pagaunu, ką jis ir kodėl atnaujina, tik tai reikės su tai žodeliais ir tų keywordų eiliškumų pasižaisti. Tai reiškia, kur padaryti, ką padaryti ir kaip atpažinti, kuriam dalykui padaryti. Filtras, iš esmės. Tai mes po truputį zoominam į vidų. Tai tas bus eiliškumas. Ir ten tų filtrų, kur... Kaip? Sakau, pas visus atnaujina, man tai erorą išmetė. Nice. Koks eroras? Nu, raudona, tai 0 rows affected ir rašo note 1265 data truncated for column ir kažkokiu hieroglifu at row 1. Klausimas, ar pas tave, užėk į struktūrą ir ar prie price yra decimal 5,2 rašo. Wait, price. Jo, rašo decimal 5,0. Aha. Tai va dėl to kablelio neleidžia ir suapvalino tavo centus iki eurų. Tai šitoj vietoj užeik į šalia esantį change'ą. Atsidarys tas vienas laukas ir tiesiog parašyk 5,2 ir išsaugo. 5,2 įrašyta, ne? Tuoj pažiūrėsim browse ir padarysiu tą 9,99 taškas tiksliau. Done, viso veikia. Ačiū. Ir tada aš dar kartą nueisiu į insertą ir galim sukurti dabar CSS-ą. Maždaug gražus stiliukas. Gal net responsive. Prices čia stiliukas kainuoja. Tai bus 15 taškas. Jisai vėl kablelį man padėjo suskis. Taškas 49. Jo, kodėlgi ne. Foto vėl neturiu. Is active. Nu, vienas. Dzin. Ir enter. O, jokių erorų. Ir šį kartą skirtumas tarp eroro ir ne eroro buvo tai, kad aš kainoje dabar jau sugebėjau taškiuką paspausti, o ne kablelį. Tai va, ir vėl galima pamatyti, kokią jisai stringą iš tikrųjų suformavo, užpildytos tos lentelės ir kokią tikrąją SQL tą query executino jisai. Tai jėga. Tai jeigu tarkime, leistume savo nusikopijuoti šitą visą query teisingą, užeiti į browsą, žiūriu, kad atsirado papildomas naujas įrašas, kas yra labai gerai. Ir tada galima vėl grįžti jau tik šį kartą nebe insertą, kur yra iš karto predefininta forma, bet galite eiti tiesiai į SQL-ą ir čia bus jūsų SQL-inė, tokio tipo editorius. Okay. Ir va čia galim įsipeistinti paskutinę teisingą executintą tą query. Reiškia, kur buvo visi įrašyk į servisų ten tą lentelę, pirli ir dabar pradėsiu modifikuoti. Pirmas dalykas, aš iš stulpelių rinkinio išmesiu ID. Pirmas dalykas. Ir tada atitinkamai reikia išmesti prie veluje tą nulą. Nes 1:1 metina simetrija. Tada, ką mes čia įdėsime, pakeisime į JavaScriptą. Nelogiška logika ir 300 IQ. Pataifa. Už tokį malonumą jisai susimokės maksimaliai.
arba ne. Minimaliai. Nelogiška logika. Ir žinoma bus neaktyvu. Tai būtų galima tokį executinti. Tikiuosi. Ir dar vienas variantas, kurį būtų galima for fun padaryti, tai sukeisti vietomis. Tai aiškiai pažiūrėti, kad nepaisant to, kad tu nurodysi visus šitos stulpelius, bet jų eiliškumas, kurį tu čia vardyji ir paskui atitinkamai simetriškai pateiki tiem stulpeliam reikšmės, jie neprivalo būti čia surašyti tuo pačiu eiliškumu, kaip yra aprašyta duomenų bazėje. Svarbiausia, kad čia tarp tų paprastųjų skliaustų esant informacija susisietų logiškai. Pirmas, antras. O jau paskui į duombazę, kai reikės rašyti, jisai taip ar taip suvaikščios. Tik tai svarbiausia, kad būtų pateikta visa informacija, kurios reikia, nes, pavyzdžiui, foto. Įsivaizduojat, kad tai yra foto. Ne, dar baisiau ištrinsiu. Nes, pavyzdžiui, aš prie foto vėluje esu nurodęs tuščią stringą, nes tipo neturiu ką įrašyti. Tai gerai, pabandom, ištrinu foto, bet tada ištrinu ir tą tuščią stringą. Ir dabar klausimas, paeis ar ne? Gali būti, kad paeis, bet tada kitas klausimas, o ką įrašys? Nežinau, pažiūrim. Go. Boom. Kažkas atsitiko. Foto. Tuščias stringas. Lucky me. Ir žinoma, jisai buvo tiek protingas, kad mano 3 nuliai prieš tą tašką yra parašyti kaip 1 nulis. Nes matematika, ne? Va ir viskas. Cool. Pirma lentelė, teoriškai. Pirma duombazės lentelė, pirmieji įrašai. Tai čia darbas rankiniu būdu. Ir sekantis klausimas, kaip visą šitą džiaugsmą surišti su būsima mūsų logika server-sidinė.